Sveiki visi. Startuoja mūsų naujas projektas, kuris vadinsis Forauto. Apie ką šitas projektas? Apie automobilius, motociklus. Per daug metų darbo šitoj srity susikaupė tikrai nemažai patirties, kurią bandysiu pasidalinti su jumis. Netvirtinu, kad žinau ir išmanau viską. Yra tikrai turbūt daugiau už mane žinančių ir išmanančių. Aš pasidalinsiu tom, ką išmokau ir ką žinau pats. Jeigu jums bus šitą informaciją naudinga, tai bus super. Mūsų kanalą galėsit matyti YouTube, Facebook'e. Galit statyti laikus, galit hate, rašyti komentarus, klausimus, pabandysim atsakyti. Taigi šiandien pirmą laidą norėčiau pašnekėti apie variklinį alyvą. Iš kogi yra gaminama pagrinde visa alyva? Visa alyva yra gaminama iš bazinės alyvos. Kas yra bazinė alyva? Tai kas yra išgaunama iš naftos. Bet pasitaisysiu, ne visa. Šėlas visai neseniai pradėjo gaminti alyvą iš dujų. Tai pirmieji pasaulyje, kurie sugebėjo iš dujų išgauti alyvą. Visiems BMW fanams, na ir šiaip žmonėms mėgstatiems kastrolį, tai BMW oficialiai atsisakė kastrolio. Reiškia, nuo konvejerio BMW daugiau neišrieda su įpiltų kastroliu. Jie perėjo prie šėlo. Man atrodo, 16 metų pradžioj tai atsitiko. Mercedesas irgi perėjo prie šėlo. Dėl ko tai vyksta? Dėl to, kad kiekvienas prabangus automobilių gamintojas nori turėti savo automobilyje tai, kas geriausia. Geriausias padangos, geriausios filtrus, taip pat ir geriausia alyva. Jiems tai pasiūlė šėlas su Pure Plus valymo technologija. Tai, kad BMW atsisakė kastrolio, nors atrodo tiek metų dirbo kartu, bet dėl kastrolio vėlgi yra dviguba nuomonė, todėl kad nuo 2000 metų, jeigu aš neklystu, tai kastrolį įsigijo BP, tai British Petroleum, nelabai populiarus tepalas Lietuvoje, bet jis yra. Tai daug kas šneka, kad BP pradėjo naudoti kastrolio technologijos, į kastrolį įnešė savo technologijų ir ta alyva jau nėra tas kastrolis, kuris buvo anksčiau. Tai nežinau, tikėtom ar ne, bet kai didelė kompanija įsigyja mažą, dažniausiai jinai ją suryja. Tai gali būti, kad ir BP pilsto savo tepalus į kastrolį. Komgi skiriasi pigūs tepalai nuo brangių? Skiriasi tom, kad Europos Sąjunga ar Jungtinės valstijos turi savo normatyvas. Tai iki tam tikrų ribų, kurios neturi būti žemesnės. Tai alyvos gamintojams yra reikalavimai. Ir pigus gamintojas tiesiog pasiekia tą patį žemiausią lygį ir jis jau gali rinkoje pardavinėti savo alyvą. Bet pirkdami tokią alyvą jūs tikrai nei apsaugot, nei padarot, kad būtų variklė geras tepimas, nei geras vidaus variklio valymas. Tai kas atsitinka nupirkus pigius tepalus. Rinkoje dabar egzistuoja krūva įvairių tepalų, krūva gamintojų. Ką rinktis aš jums tikrai nesiūlau, nereklamuoju čia kažkokių šitų brandų, tiesiog čia kaip pavyzdžiai stovi. Rinktis visada yra jums. Brangus gamintojai skiriasi nuo pigių tom, kad pagerint savo alyvą nuo tos bazinės, investuoja daug pinigų, daug pastangų, sukuria naujas laboratorijas, kur išradinėja naujus priedus, pagerina tą alyvą. Kastroliais visai neseniai išleido titanium, su titano dulkėm alyvą. Ir štai Magnatekas, bet Magnatekas iki šiol yra. Magnatekas dėl to, nuo to žodžio ir prasideda, nes magnetinių dalelių savyje turėjo, kurie pašalindavo purvą iš variklio. Šėlas turi Pure Plus technologiją valymo. Taigi, tie prabangus gamintojai, jie dėl to alyva yra brangesnė, nes jos sukūrimas ir jos paleidimas į prekybą yra brangus dalykas. Pats marketingas, pats brandas
bet visiems technologijos tikrai kainuoja daug, dėl ko ir verta gal pasirinkti labiau žinomą gamintoją ir labiau, sakykime, iš brangesnių. Kaip teisingai parinkti alyvą, tai iš tikrųjų nėra sunku. Dabar pilnas internetas parinkimo programų, kur gali drąsiai parinkti alyvą pagal jūsų automobilį. Užtenka suvesti markę, metus, variklio darbo turi, kilovatus ir to jau pakanka, kad jums išmėtytų, kas priklauso jūsų automobiliai, lentelė, kur surašyta, dažniausiai būna viena kažkokia pozicija, bet būna ir 5, tai jau jums yra pasirinkimas. Nuo ko skiriasi, kai, tarkim, vienas gamintojas rekomenduoja 5 skirtingas alyvas. Kilometražas, tarnavimo laikas, priedų kiekis alyvoje, pati alyvos kokybė. Supilsit to pačio gamintojo pigesnį, galbūt pravažiuosit mažiau kilometrų. Kas liečia padirbtą alyvą, iš tikrųjų daug. Prekybos centrai dabar pas mus užveža daug alyvos, kurios aš iš vis net nepažįstu pavadinimų tokių, bet jinai yra, jie gerai perka, kaina padaro mažą, su didelė nuolaida ir išpirkinėja tikrai gerai. Bet tas pats kastrolis, prieš porą metų didelis skandalas buvo, kai Kaune paėmė gamyklėlę, man atrodo, apie 22 tonas buvo kastrolio tepalo, jau parašto prekyboje Lietuvos ir Lenkijos rinkai. Identiškai buvo padirbti bakeliai, kamščiai, lipdukai, viskas buvo idealiai padaryta. Pasakyti, ar jūs nupirksit originalą ar ne, sunku, bet Lietuvoje, kiek teko bendrauti su kastrolio atstovais, su kitų prekių bendrovėm, sakykime, atstovybėm, tai tikrai užtikrina, kad Lietuvos rinkoje padirbtų tepalų yra tikrai mažai. Pagrindiniai padirbėjai yra rusai, ten jie padirbinėja viską. Nuo, vienu žodžiu, pigių tepalų iki brangių padirbama yra viskas. Tai, kad dėl parinkimo, tai kaip pavyzdį galiu parodyti, yra šėlas, atidarot puslapį, suvedat markę, suvedat metus, suvedat kilovatus ir jums ko puikiausiai išmes visą alyvą. Taip pat likvilmolis, kastrolis, iš tikrųjų yra krūva gamintojų, kurie parekomenduos alyvą. Bet iš tikrųjų pilkit tai, kas priklauso, nes daugumoje naujų automobilių, kur stovi DP filtrai, priklauso long life'as. Nepilkit pigios alyvos, nes po to brangiai atsieis remontas. Pas mus, aišku, taip ir remontuoja, išpjauna, išmeta DP filtrą, perprogramuoja ir važiuoja toliau. Bet jeigu nori tinkamai prižiūrėti ir kad ilgai tarnautų mašiną, tai rinkitės tai, kas priklauso. Būna žmonės ateina, klausia, prieš tai piliau pigią alyvą, ar galiu pilti kažkokią geresnę. Taip, iš esmės galima pilti, bet problema yra tame, kad jeigu jūs pilėt kažkokią tai iš prekybos centro pigią alyvą, po to nusprendėt perėti prie geros, tarkim prie to pačio šėlo, o jis naudoja Pure Plus valymo technologiją ir gaunasi taip, kad supilus gerą alyvą, jis išplaus viską, visus įbrėžimus, įdubimus, kurie per daug kilometrų susikaupė variklė, dėl ko pasikoje gali atsirasti nereikalingi garsai, alyvos suvartojimas ir daug kitų bėdų, gali privesti net prie variklio gedimo. Taigi, jums rinktis ką pilti, brangią ar pigią alyvą. Jeigu yra kažkokių klausimų, rašykite komentarus, pabandysiu atsakyti. Taigi ačiū už dėmesį, laukit kitų serijų. Iki.